Šiandien laidoje matysite, ką visiems atvirai rodo studentas ir ką jis norėtų nuslėpti, bei kokį gyvenimo puslapį iš savo knygos niekada neišplėštų žinomas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentas Ignas. Jis mokosi tarp mūsų, vaikšto tais pačiais koridoriais, skaito tas pačias knygas, tačiau mes daug apie jį ko nežinome. Ignas mums padarė išimtį ir atvėrė ne vieną savo širdies užkulsį. Apie visą tai ir daugiau netrukus. Ignai, keletą sakinių apie save. Esu Ignas, baigęs 4 klases, išturėjęs sunkią vaikystę ir nepriteklių. Tai lėmė, kad įsidarbinau pašte ir prasidėjo mano patys sunkiausi gyvenimo etapai. Pašte buvau pastumdėlis, nes buvau nieko nebaigęs. Todėl vieną dieną pasakiau, daugiau to nebus ir išėjau ieškoti mokslo. Kaip jums sekėsi ieškoti mokslo? Tiesą sakant, nieko neradau, bet nusprendžiau įkurti savo mokslo bokštą. Po trumpos reklaminės pauzės grįšime į mūsų studiją ir kalbėsime toliau su mūsų Šiaurės Lietuvos kolegijos studentu Ignu. Su gimimo diena tave linki laimės draugai šeima ir dainuojame dainą šią, nes tik tau skirta. Grįžome į Šiaurės Lietuvos kolegiją ir vėl kalbame su jos įkūrėju. Taigi, Ignai, kaip jums tokiam pastumdėliam pavyko įkurti šitokią nuostabią kolegiją? Kaip pastumdėlis, ne pastumdėlis, bet kilo minčių visokiausių. Iš pradžių pradėjau nuo smulkmenų. Sužlugdžiau paštą, kad turėčiau kur kurtis. Tai va, tai ir gimė mano svajonė, galima kalbėti dabar jau, kad svajonė. Gimė visa kūryba, viskas. O tai jūs pats savom rankom įkūrėte šitokią nuostabę, gražią, širdžiai mielą kolegiją. Taip, aišku, viskas savom rankom, viskas savom lėšom. Va čia, net ir šitas kilimas, va yra čia močiutės paveldas. Ir liepiu čia kolegijos darbuotojam labai prižiūrėti, nes yra čia neįkainojamas turtas. Gera medžioklė buvo. Paprastam mirtingam būtų įdomu čia žinoti, o kiekgi pas jūs kolegijų yra specialybių? Kolegijos specialybių yra 6, 5 esu jau asmeniškai pats baigęs. 6 įkūriau tik pernai, kurioje sėkmingai startavau ir tikiuosi sėkmingai finišuoti. O kokie jūsų ateities planai būtų? Artimiausi ateities planai būtų kolegijos 10 metų jubiliejus. Jau 10 metų? O tai kaip švęsite kolegijos 10-metį? Švęsti žodis, manau, per silpnai pasakyta. Dėkui už pokalbį tau, Ignai. Štai mes ir baigėme savo laidą su Šiaurės Lietuvos kolegijos studentu ir įkūrėju Ignu. Ačiū jums. Šitoje kolegijoje kiekvienas kampas atrodo nuglostytas, rūpestingomis rankomis ir sušildytas meile. Štai atrodytų paprastos grindų plytelės, bet jei jos galėtų kalbėti, jos papasakotų ne vieną ašarą, ištiškusios ant šitos akmeninės masės. Nors beje pačios plytelės iš prabangaus vardinio salono. Taigi, šiandien tiek sužinojome apie Šiaurės Lietuvos kolegiją. Visą.